Jolita Paičienė. Noras ir ryšys. Vaiko tapatybės kūrimas per santykius. Įžanga. Kiekvienas vaiko noras yra daugiau nei pageidavimas. Tai langas į jo pasaulį, kuriame jis kuria savo tapatybę. Ši knygelė kviečia tėvus ir globėjus susimastyti apie tai, kaip gerbti vaiko norus ir kaip jie padeda formuoti vaikystės pasaulį. Prieš keletą metų anūkėliai buvau įrašiusi 5 ar 6 pasakas ir prieš pietų megelį klausdavau jos, kurią pasaką dabar klausysim. Tokia jauki ir šilta akimirka. Tas mažas pasirinkimas prieš megelį iš tikrųjų reiškia labai daug. Vaikas tarsi pasako, aš čia dalyvauju, aš svarbus, aš renkuosi. Šis pavyzdys labai gražiai įrėmina ir kitą temą apie atsakomybę, kurią per anksti perduodam vaikui. 6 skyrius. Vaikui per anksti nešti atsakomybę. Atsakomybė be patirties, kaip žemė be šaknų. Kodėl negalima perkelti sprendimų naštos vaikui? Priekinių smegenų dalys atsakingos už sprendimų pasekmių vertinimą vystosi iki pat 20-25 metų. Tai reiškia, kad vaikai negali matyti toliau už dabartį. Vaikas dar neturi gebėjimų pilnai priimti sprendimų. Atsakomybė turi būti bendra, per palydėjimą, o ne perkelta pačiam vaikui. Vaikas ją turi išmokti laikyti ne vienas, o su suaugusiojo ranka šalia. Atsakomybė be patirties kaip žemė be šaknų. Mažam vaikui pasakyti, tu žinai geriausiai, tau spręsti, ar aš tavim pasitikiu, skamba gražiai, bet kai už to slypi suaugusiojo nusišalinimas, vaikas lieka vienas. Gyvas pavyzdys. Berniukas, kuriam mama nuo mažumės kartojo, tu pats žinai, aš tavim pasitikiu. Paauglys ir jis jaučiasi pasimetęs, nes kiekvienas sprendimas atrodo teisingas, kol nesulaukia pasekmių. O tada kaltė, pyktis, gėda. Toks pasitikėjimas iš tikrųjų buvo pernelyg anksti vaikui perduota atsakomybė. Ir ši pasitikėjimo dovana vaikui tapo našta. Ką tai mums sako? Vaikui svarbu jausti, kad atsakomybė dalyjasi kartu su tėvais, kad šalia yra suaugęs, kuris padeda suprasti, pasveria, numato. Kada vaikas auga su bendra atsakomybė, jis išmoksta galvoti plačiau ir jaučia saugumą, o ne spaudimą. Tik tuomet, kai vaikas pasitiki suaugusioju, jis ima pasitikėti savimi. Ne atvirkščiai. Kartu su noru turi gimti ir atsakomybė. Jei nori, tai tavo dalis. Tu už tai yra atsakingas. Negrasinimas, o pasitikėjimas. Tu norėjai, aš tikiu, kad gebėsi. Skatina ne tik troškimą, bet ir savarankiškumą. Kai vaikui per anksti atiduodama atsakomybę, jis nesustiprėja, o pasimeta. Priekinės smegenų sritis, ypač prefrontalinė žievė, atsakinga už sprendimų priėmimą, pasekmių numatymą, impulsyvumo valdymą, pilnai subręsta tik apie 24 metus. Tad vaikystėje ir paauglystėje žmogus negali pilnai savarankiškai vertinti, kiek jo sprendimas iš tiesų teisingas ar neteisingas ir kokių ilgalaikių pasekmių jis turės. Neretas klaidingos interpretacijos atvejis aš tavim pasitikiu tampa permesta atsakomybė. Tai reiškia, kad vaikas vietoje tu jau pats turi žinoti, kaip teisingai pasirinkti, turėtų girdėti, aš esu šalia, kai mokaisi pats priimti sprendimus. Svarbus skirtumas – mokymasis ir atsakomybės perleidimas. Vaikas paauglys dažnai galvoja, jei aš pats sprendžiu, tai viskas, ką nusprendžiu, teisinga. Ir kai realybė smogia kitaip, pasijunta nesuprastas, kaltas, pasimetęs. Ką galima pasiūlyti vietoje to? 1. Kvietimas į dialogą. Tu nori, aš girdžiu. Pažiūrėkime kartu, kokie gali būti padariniai.
Antras. Pasitikėjimo riba. Aš pasitikiu tavo nuojautą, bet kai tai paliečia kitus žmonės, tavo saugumą, sprendžiame kartu. Trečias. Palaikymo aiškumas. Tu nesi vienas su savo sprendimu. Jei suklysi, aš būsiu šalia. Ketvirtas. Mokymas per pavyzdį, o ne pamokslą. Kada vaikas mato, kaip suaugęs priima sprendimus su pagarba, atsargumu, refleksija, jis mokosi ne tik spręsti, bet ir mąstyti sprendžiant. Klausimas tėvams ar globėjams. Ar jūsų vaikas tikrai pasirengęs spręsti pats? Ar jam reikia, kad jūs pabūtumėt jo šaknis?